Labas iš penktadienio. Ir prieš pusvalanduką nušlaviau laiptus. Ir vėl tas sniegas. Jau tiek užkniso jisai. Eina. Garantuoju, kad šiandien vėl neišvažiuosim iš namų. Antras kartas šią žiemą tai būtų, jeigu neišvažiuotumėm. Jau sulig slenkščiais prisniga naujai sniego. Vasario 13. Eina sau net varteliai. Nu, kosmosas. Ką galiu pasakyti, mano pirties projektas vėl užsnigo. Realiai tas pats, kas tempčiau lentą kokią, žinok, su šniūru, nerogutės, nes jos net nevažiuoja. Kad tu užsidengus veidą? Eina savo mano kietus, viskas byr į vidų. Dar takai stabdis. Kas čia per grožybės? Širdeliai. Širdelės. Eina šikti. Nesimato, kas čia dedas, bet žiauru. Prasitampi. Bet priėjimas tai, oi, koks geras. Ateinam į savo gražiąją oazę, pro kurią tikėjom mes, daugiau niekas. Tai kai va taip va, sniego per 4 valandas. Ir eina savo kaip tie krūmai čia sustabdo visiškai vėją, nes tas beržas ten viršuje tiesiog ošia. Tai atvarėm į lesyklėlę. Duok iškartysiu šią. Yra? Aha. O ne, ir išpyliai. Nu tai ką, sniegą pilna. Aš jaučiu apsniegą ir nebematė paukščiukai. Bet buvo biškai prakapota, matei? Tas sniegas. Na tai dabar pasirinks gal. Ne, tai čia dabar. Aišku pasirinks. Va. Nu tai čia kaip paukštelis. Na tai aš savo tas didysis paukštis, kuriais eisiu į rinksiu, nes užsniegs ir nieks nematysdavo tos jonko. Pavasarį pridygs dabar jų čia. Liukai matys. Kažkur šnek. Paukščiukai. Ai, matau krūmuose. Ai, wow. Ir būtent zylutė. Zyliukais pasirūpinta, nors ten ir didesnių paukščių yra. Takelis nukast. Reiktų dabar nusikasti iki pirties. Kad jau iki zylučių nukasiau, tai ir iki pirties reikia nusikasti. Kas iš to, kad nusikasiau šitą taką, jeigu rodo iki pat pietų. Ir šiek tiek po pietų. Taip pat snigs. Tai vėl tas pats bus. Būsim įstrigę namuose. Antra dalis. Išlendam po pietų. Vėl tas pats, nors ne, dar baisiau dabar. Ir -2 laipsniai. Šiais metais čia yra šilčiausia temperatūra, kokia tik buvo lauke. Bet kas iš to rytoj vėl du atsako. Tai kaip sakant, žiema tęsiasi. Ir Google'as rodo, kad nebesninga, bet vis tiek sniegas dar krenta. Beje, ryte, kur kasiau tą kelią, jis toks pat vėl, koks buvo. Galiu tik tiek pasakyti, kad Vilė milžinišką darbą padarė, nukasdama kiemą, nes eina savo. Šį kartą dar daugiau pavarė nei praeitą kartą, kai tada mes strigom. Tai dabar, wow. Eina savo ir Vilė čia kasė praeitą kartą 2 kartus tą kiemą. Dabar viskas per vieną kartą tiek privarė. Ir per vieną pusdienį. Kosmosas čia net su baisiau nei slenkščiais. Net tvoros tarpo nebėra po vartais, tai eina savo. Ir ryte mes ėjom per šitos vartelius. Eina savo.
Kosmosandro. Nieko nesimato, ne? Nu, pas mane taip pat. Net ir su akim žvelgiant. Eina savo. Ne. Neišvažiuosim. Teks namuose sėdėti. Čia jau šluotelė nepadės, tai dėl to ir sušluotų. Nemažai žmogeliukų norėtumėt pamatyti, kaip su grandinėm. Aš bijau tas grandinės, kad posparnį mane nuplėštų, bet... Ką aš žinau, gal reiktų išbandyti, ištestuoti. O jos ledui neskirtos tos grandinės kažkai? O gal sniegui skirtos? Ir kažkas apie padangas rašėt. Tai jos kinietiškos. Yra 24 metų. Pirkau naujas, bet ne restauruotas, o kinietiškas. Ir jau 2 metus, antrą žiemą einu su jom. Ir vasarą važiavau su jom ir žiemą. Nes tingiu aš tos lietnykus dėti. Ir jos žiauriai minkštas, net prie -20 jos tokios kaip, minkšta gumo. Iš vis tos žergės netgi tarpukai tie. Tai ir žiauriai geras sukibimas. Čia jos vadinosi Snow White. Tiesiog Snow White. Ir kainavo jos po 5 ar 6 eurų, bet pirkčiau antrą kartą, jeigu dar rasčiau tokias patį. Tai... Nes sukibimas ant ledo, išvažiavimas iš vietos, išskyrus ten, kur jau pusinis remiasi bamperį, tai taip, ką tu čia su 2 ratais, tiksliau 1 ratu padarysi varomų. O dabar yra turbūt pirmas kartas, kai reiks vartus atsikasti, nes automatikos net nesimato, ten iš vis nieko nesimato, tai gali būti, kad jie nebeatsidarys tie vartai. Wow. Jie važiuoja. Geras. Eina savo. Nesimato ten per kamerą, bet ten 0,5 metro sniega, tiesiog kaip grederis. Nenustepčiau, jeigu visi jie neatsidarys, bet ir džiaugsiuos, kad tiek atsidarė. Nu, ką aš žinau, vis tiek galiu pagirti aš tą automatiką, nes čia 20 comų neatsidarė, tai čia koks skirtums. Tai, ką aš žinau, bet reiktų jau čia atsikasti. Ne kas, tiek to, palikit. Tai kiemą geriau nusikasti. Eina, šiek dar stambesniam snaigiam prasidėjo snigti. Nors Google'as rodo jau, kad viskas jau baigęs, pusnynas ir snigimas, bet ne, Google'as meluoja. Wow, čia mums reiktų prašokti su mašina. Eina savo. Tai čia net neverta mums judėti iš namų jaučiu. Kosmosas čia. Eina savo čia, koks liežuvis. Ir priekį jau žmogus užkimšęs gatvę. Jau net priekį pradžioj. Tik dėl smalsumo pabandysiu bent 1 ratą uždėti grandinę. Pažiūrėti, ar man pavyktų ją uždėti ar ne. Aš net neįsivaizduoju, nuo ko čia pradėti. Norėčiau YouTube įsijungti, bet nemanau, kad aš suprasiu, kas ten yra. Beje, šiandien skambinau panašiu laiku kaip praeitą kartą, kad nuvalytų kelią. Tai šį kartą nemaloniai taip atsiliepė. Ir sakė, po 8 valandų nustumdys nuo sniego pabaigos. Tai dabar lauksim 8 valandas. Nu, praeitą kartą užteka, kiek ten praėjo 5 valandas. Įtariu, kad ne taip. Čia viskas susipainėja. Nu, pirmiausia, aišku, reiktų posparnius išsivalyti. Arba ant krato pasikelti, nežinau kaip čia. Bet tai čia reikalų yra uždėti jos. Nu. Jeigu būtų užšalę tą posparnį, dabar gerai, kai laukia pliusas, tai, nu ne pliusas, bet
Druska tirpsta iš posparnio. Dar čia. Ai. Kaip šalta. Bet tas sūrus vanduo. Na. Ir dabar. Ai ne, čia taip turėtų būti. Turbūt pasikelia aukštyn. Nu bent jau aš taip galvoju. Eik čia. Tai ne tokiai žemai mašinai daryti. Dėti tuos lenciūgus. Ir dar bijau, žinot ko? Kad ABS daviklė kokia nenutrauktų. Įtariu, kad aš ne taip čia darau. Nes niekas čia neina. Va. Kur ta žalšniuos? Tai kaip aš čia suseksiu? Soriuką, bet eksperimento net nebus, nes nu nein. Tikrai žodžio prasme nein. A yra iš viskas, nu, kam nors pavykę tai padaryti. Čia gal apačioj tai bandyti. Jau keliai nušalo, o nu, pavyks sujungti. Pavyko, kas toliau? Nu, kas toliau? Nieko. O toliau nieko. Būtent. Kažkas gaunas. Nu. O kas toliau? Čia gal ratą reikia nusimti ir tada tik tais montuoti grandinę. Kažkai nesąmonė. Ne. Nu, aš dėl eksperimentą tik išbandysiu. Nes šiaip tai... Čia visiškas šūdas. Arba čia grandinės lievas, arba tiesiog... Nu, kas čia per šai? Nu. Čia tas, kas mok tai padaryti, turėtų dabar iš mane žvengti. Bet kas nėra daręs to, tai irgi turėtų užsipypti. Gerai. Čia tas. Čia dar kažkoks persipynęs. Ne, čia ne tai. Kam tos spalvos skirtas, kad čia? Čia dar su lipne juosta kažkas susekta. Čia kaip suprantu, raudons kabliuks yra, bet jisai su lipne juosta. Ai, čia gal ir atlankių, kad nevaraižytų. Gerai, bet tai ką čia kabliuką užsegė, ne?
Biškai su pirštinėm čia neišeis. Čia jas šiaip davė man prie Passato. Tai galbūt, kad bimbalai netinka, bet rašo, kad 16 ratam tinka. Reiškės, nėra čia taip paprasta. Reikėtų kritiniai situacijai pasinaudoti tokio daikto. Nelabai kažkas pasinaudotų. Nu, nelabai. Na tai tiek to ardom. Supratau vieną, tai kad nieką nesupratau, tai kad galbūt, kad ant Passato buvo 15 ratai ir žmogus pritaikė tas grandinės ant 15 ratų, tai nepaeis. Na, nes kažkaip čia trūks kažkokios dalies čia, kad susijungtų. Čia kažkas. Na, vienu žodžiu. Nu, bent jau pabandžiau. Bet, sakau, sunkiai seksis atsekti, bet pačias atsisegė. Hei, geras. Tai tikrai čia būčiau prisidirbęs dar, nutraukęs stabdžių, ką nors šlangas kokias ir nesąmonė prisidirbęs. 5 eurai pasimkit tas grandinės, kas norit. Ir vėl tas pušas čia gulės, jis atsigulė savo ramiai, jau net prišalęs. Ir aišku, eilinės iki matęs turbūt per kamerą, kaip jisai iškrito ir jį vėl trypiau ir purvinau ir šlapinau. O, pilna razita dar vėl. Geras! Vau! Vilė! Ai, galva iki žemės. Bet šį kartą vos jau ir su traktorium taip į pievą netgi nustumdė. Kosmosas. Kur jis ten nulėkė? Kažkur. Mes laisvi! Jėj! Žiūrėkit, kai aš sitraukiu, pabandom pakelti. Labai senai kėliau. Eina savo, čia kaip tie bumbekliai, kur turėčiau bumbėti, kad užstumdė mano nukastą kiemą. Bet ką jis čia padarė? Išsprogdino mamo aikštelę čia. Bet vos jisai jau čia pramušo, taip. Kosmosas. Nu, paukštuk, čia lemba. Davikliai paskenda. Reikia sutrypti. Kylam. Galiu pasakyti, nei gražu, nei ką, žinokit. Tai tiesiog balta, šliukštu ir šliukštu. Ateik čia. O tu ką, sausas, nuo savęs sniegą visą nusiputė. Ir ką? Važiuojam. Nu, bet nes mašina, su šiupeliu. Nes, nu ką čia? Kur čia važiuosi? Mačiau mieste dalinas ne ką prastesnės tos gatvės, tiksliau, ne ką geresnės, nu, būtent. Tai... Bet labai kažkaip greitai atvažiavo, wow. Ką tik parašė žmogus, kad Kaune lyja. Aš pasidalinau storiuku, kad sninga ir belia kiek sniego, o ten lyja. Tai kaip taip? Ir, nu visai gerai. Nėra prastai, net labai gerai. Aš jaučiu jisai sekančiam kartui čia nusistumdė, kad galėtų iš ten pareit ant čia. Nes čia kai stumdė dabar nebebu kur sniego dėti. Galėtų iki miesto, va šitą mūsų senąjį keliuką nustumdėti. Bent jau pradžią padarė. Bet jau šiandien nei vienas čia drąsuolis neatsirado net su savo 4 varomais. Ir nevarė čia per lauko keliuką. O smagu būtų. Gražiai sninga. Labai gražiai. Šiandien tai primėčiau, šiandien 13. Vasaris 28 dienos turi. Tai
kiek čia iki pavasario liko? 15 dienų, 2 savaitės. O tai spės tas sniegs išeiti iki pavasario. Atsikasiau biškį čia apžvalgos aikštelę pažiūrėti, ar tas gerai jaučias. Retkarčiais reikia užeit pas jį čiagi. Nors čia nėra čia ko vaikščioti. Bet laikosi puikiai. Žiūrėkit, Vilės narcizai vakarykščiai. Kokie gražus jau šiandien. Ir čia jų tipo 30. Nu, kai jie visi išsiskleis, gal daugiau atrodys. Dabar tai atrodo čia kaip būtų koks 15 jų tik tais. Aš jau buvau nusivalęs mašiną. Eina savo. Važiuojam, suvalgysim po kebabą. Nes šiemet dar nevalgėm, įtariu. Iš nieko nepadarėm, kastro nesidėjom. Nes gali būt, kad grįžtant prireiks jo. Ne. Pačius kelius galim pagirti, nes nei dugnas liečias, nei, tiesiog, nei klimstam mieste. Bet tas sniegimas nesustojantis, tai yra, baisu. Už kalėdas. Kalėdas. Nesibaigiantis. Nesvarbu, kad už 15, už lygiai 2 savaičių pavasaris. Vis dar turime pusę viduje. Žinot, kas faina, kad išgirdo daug žmonių, kad per pūstymą tą didžiausią nevažiuot, nes nėra tokio didelio užsikimšimo. Realiai prieš šviesoforų... Tu pasižiūrėk tiesiai, ten tai tikrai yra. Ne, ten nežiūriu, bet ten tiesiai nežiūriu. Bet šiaip bendroj sumoj visur prieš šviesoforų stovėjau arba pirms arba antras. Tai... Dabar trečias. Dabar trečias, tai nėra tai baisiai. O tu neišgirdai, kad nevažiuot? Išgirdau. Bet kebabą Vilė nori. Ne. Nebenori? Tu manęs nekalti. Pats norėjai. Gerai. Valgysim kebabą. Įsijungiau sport režimą. Pirmą kartą, turbūt po daug laiką. Ai, čia. Buvau užsidegus trumpam tą geltoną lemputę, bet su sport režimu užgesai jinai. Išdeginai vėl. Aš čia su priekaba, kai pavažinėjau, kai vėžlys biškė. Bet čia dėjau su priekaba, geriau nevažiuoti. Ne, net nepavažiuosiu su tą priekabą. Stabdyk iš karto. Na. Išskyrus va čia, va, toks biškė prie Ginkūno. Mikro kamštelis. Bet va čia protingai padarė tarpą. Taip, į degalinę pasuk tarps. Oho, bet čia kai nuvalyta švariai eina savo. Bet tas kamštelis toks, negundantis. Nes mums to kamštelio reiks grįžti atgal. Čia yra valstybinės reikšmės kelias pro Ginkūnus. Tai jisai taip gražiai nuvalytas. Visi valstybinės reikšmės keliai yra pirmoje vietoje valomi, tai kaip ledelis čia toks. Bet kas su tais kitais keliukais? Negalim skustis, nes pravažiuojame. Tas va geriausia. Vis dar važiuojam, nes jeigu nepravažiuojame, tai tada jau prasta. Paskutinis kebabas buvo su Valentinu, man rods, ne? Turbūt. O dar tada visai šilta buvo. Tai čia turbūt lapkritis koks buvo. Jeigu ne spalis. Ir dabar pirmasis šių metų kebabas yra po 1,5 mėnesio. Bet ne ta geroji atsiliepia, tai nežinau. Ne, čia ta yra 2 kebabų gamintojas, viena geroji, kita ne. Reik vardą sužinoti, tada klausti. Nes ta net atsiliepia telefonu ir sako, mes taip nedarom. Nesvarbu, kad jau yra darius nežinau kiek kartų. Mums tai darė tikrai. Taip, tai va ir... Ne, mes taip nedarom. Nebent pamiršą. Nebent pamiršą. Nes jau senai čia valgiau. Labai senai. Tai reiškia, nieks kebabo atskirai padažiuko, ne... Jis nesumasta. Gal. Beje, žadėjom savaitgalį pas Uošvytę važiuoti, Cepelinų pasiimti. Aha. Važiuoju. O, padiktavo savo. Dar norėjau naisius, bet jau šitos pačius nevažiuosim. Ne. Ką tu ten? Reik laukti, kol ištryps, nes... neištryps kelis, tai ką tu ten? Su rogutėm atsisėsi ir viskas. Kebubis sakau, važiuosim namo pavalgyti, bet gerai einas ir važiuojant. Tai... Nes kol šiltas. Ir dar kas yra, kol prieš šviesoforą sulaukiam žalios. Ai, bet šiaip greitai jūt visas miestas kažkaip keista, iš tikrųjų. Viens kits tik išvažiavęs. O kaip praeitą kartą, kokie šniūrai buvo? Jo. Bet šį kartą daugiau sniego privarė. O laiks tas pats? Per dieną. Ir dar tada per 2 dienas tik privarė. Jo, per dieną. Tai reiškia, antrą kartą žmonės paklausė, kad nevažiuoti į darbą. Arba pasimokė. Ne, manau, kad dar. Nors jau pusė. Ne, tai praeitą kartą, kai važiavom. Lygiai to pačio laiko. Tai... Pikmečio.
kaip pirmasis kebabas. Tai vai, užpyliau Toks savo paragauti. Ai, tai mano prasčiau? Ne, neprasčiau. Tai pirmasis kebabas liuks. Nes kitą kartą susigadini ir metus laiką nebenori babą. Šiaip man gilkūnas kažkodėl skaniausia. Bet gal vieną tą pardavėją skaniai daro, bet ir tokia... Susiraugus. Nežinau, anas smagesnė. Prieš kiek čia 2 metus ir kelis mėnesius keitėm greičių dėžės alyvą. Ir pravažiavom jau virš 7 štukių su ta alyva. Ir jaučias, kad vėl lagint greičių dėžė. Aišku, kol šalta. Sušyl, viskas gerai vėl. Nes praeitą kartą, kodėl mes ją keitėm tą alyvą, būtumėm nekeitę, bet man atsibodo tas laginimas. Arba toks netolygus bėgime. Vieną kartą prie 3 štukių met, kitą kartą prie 2 štukių. Dabar vėl tas pats. Tai reiktų alyvą pasikeisti. Bet turbūt darysiu rudenį, jeigu išgyvens ta dėžė. Na tai teks biškį ramiau pavažinėti, kad nepradėtų smūgiuoti. O kai pliusas prasidės, tai koks skirtumas jau? Čia žiemą aktualiau yra va tas va tepalų užšalimas. Važiuoji, kamštis stovi jau kokias 3 minutės. Turiu patarnautoją padažų. Na, tai kai jau nusiveži. Bet ten kažko, žinok, apsisukinė žmonės. Tai gerai. O, kas kevs adėjo? Na šis. Audė. Visu audė, o nesu BMW. Galiu pasakyti tik tiek, kad šūdų krūva visiška, nes užsiskersavo fūros. Vieną į vieną juostą važiavo, kitą į kitą juostą ir bye bye. Jeigu tai jau irgi daros. Jo, apvažiuosim, mums nebūtina to keliu važiuoti. Apvažiuosim ratą. Čia dar vienas ratu važiuoji. Tik atbuliniu kažkaip. Tai čia 20 minučių išvaistėm šitoj gatvėje. Vien dėl to, kad 3 sunkvežimiai važiavo, viens į dešinę juostą užėmė, kits bandė per kairę lenkt, kits dar viens bandė per dar kairesnę juostą lenkt. Ir gavos taip, kad priešais eismą net užsikišo. Tai ir dabar čia Basanavičiaus gatvėje daros vėl tą patį šniūrai, kaip ir praeitą kartą. Tai dabar mums reikia kažkur kampą nukirsti. Na, bent jau kebabus skaniais valgiam, tai nervavo tas kamštis. Ir vis eina savo tas viens čia, kai skersą dėjo su savo Mitsubishiu, ir net bortus nunešė. Su visa pusnėm, tokį skersą dėjo. Važiuojam, nu. Tai mes padėsim irgi. Ne, ramiai tu prašyčiau. Ramiai ir išvažiavau, nes aš neišsijungęs to antipraslydimą. Tai ten norėjo pasismaginti. Nu, tai žinoma. Pusnių daugiau gavot. Tai žinoma. Tai senai galėjom nežinomais keliais važiuoti, nėra iš vis eismo. Visi pagrindiniais važiuoja kažkodėl ir užsikišę. Bet kai greičių dėžės tepalai užšil, tai vėl gražiai tada mėtos tie bėgiai. Turėjau užšilti taip čia. Ne, tai taip. Tai čia pirmus kokius pasismaginai. 10 kilometrų tik tais jie šyl, o daugiau jau gerai. O stovint vietoj, iš kur variklis nešilda greičių dėžės, nes transmisija neveikia. Tai... Pečiuks pašyl. Tai tik tais variklis užšyl, bet ne greičių dėžė. Grįžom namo be jokių didesnių nuotykių. Tik vėl mūsų antena užsniga. Susilygino su tom. Su kitom. Ir ką, atėjo tas kritinis metas, kai vartus reikia atsikasti, nes jau nebeužsidaro. Na ir nebeatsidaro iki galo. Bet tai kosmosas čia. Visiškas kosmosas. Ten kaip peilis prasipjovė savo taką. Nesuprantu, kaip ta automatika pastumtas vartus. Eina šiek tiek sunkiai. Čia jau man yra ką veikti. O ten toks motoriuks mažas.
Bet žiūrėkit, yra tame pliusu. Čia yra ledas pasidaręs ir jau toks, nu, neminkšt. Jau neįspausi taip lengvai. Ir rūdis nusivalo. Ir jisai... Va kas čia buvo, kodėl prisipresavė sniego. Ir dėl to iki galo nesidaro ir eina sokai gerai prisipresavė. Bet užtat nudyla visas rūdis. Pažiūrim. Nuveikia. Ar iki galo įvažiuos? Įvažiuoja. Nu tai viskas. Ar ten toliau kasti? Ką žinau, tingiu, nekasiu. Eina šį. Eina savo. Čia ryto tą kelią vėliai valiau į paukščiukų rojų. Ir kas dabar? Tas pats. Naktį košmaras sapnavau, kad įlūžo sandėliukas toks nuo sniegą, nes jisai tam nesutverts buvo. Tai reiktų gal nuvalyti. Bet jeigu šią naktį išgyvens, rytoj nuvalysiu. O jeigu neišgyvens, ką žinau, ką tada. Nu, dirb paukščiukai. Dirb. Yra dar šiek tiek, bet užsnigė. Ir čia, kažkai, ar susirinko tas simkas, ar ne? Nesusirinko, užsniga. Va, reikia praspardėt gal. Pamatys ir ant sniega jos.